Lietuvos futbolo federacija toliau tęsdama projektų ciklą siekiant sugrąžinti vaikus į stadionus, 4. kartą organizuoja linksmąją vasaros futbolo mokyklą. Pirmojoje šio projekto dalyje maždaug 40 mokytojų iš 20 visos Lietuvos mokyklų dalyvavo 2 dienų kursuose Nacionalinėje futbolo akademijoje. Susipažinę su šiais futbolo namais, mokytojai užsivilko aprangas ir patys išbandė apšilimo pratimus bei linksmąsias užduotis, kurias vėliau turės perteikti savo miestų, miestelių, rajonų ar kaimų mokiniams. Iš kūno kultūros mokytojų nesistengiama padaryti profesionalių futbolo trenerių. Mes norime suteikti žinių, įgūdžių, kaip organizuoti popamokinę veiklą mokyklose arba kaip organizuoti užsiėmimus mokyklose. Šitie susirinkę kūno kultūros mokytojai ir gretimų specialybių pedagogai tikrai nebus profesionalūs treneriai, bet jie gali sudominti savo organizaciniais gebėjimais, sudominti vaikus žaisti futbolą. Mes jiems parodysim pagrindinių principų, kaip organizuoti veiklą vasaros metu. Vasarą per atostogų metu vaikams svarbiausia, kad jie judėtų, sportuotų ir kad jiems būtų linksma. Ir dabar mokytojų seminarų, kaip matote, praktinius užsiėmimus jiems stengiamasi parodyti tą būtent visą linksmuosius pratimus, kad galbūt netgi, sakykime, tai priminti, nes kai dirbi galbūt 20 metų vieną darbą, galbūt, natūralu, kad tu kai ką pamiršti ir čia, sakykime, kažkoks kaip ir žinių atgaivinimas gaunasi ir priminimas. Mes tenksimės jiems suteikti pagrindinių technikos elementų, parodyti, kas yra futbolo technika, supažinti su pagrindiniais futbolo technikos elementais ir mūsų užsiėmimuose vyros visa eilė linksmųjų žaidimų, kaip organizuoti tuos žaidimus, kas gali būti nugalėtojas, kaip nugalėti, kaip suorganizuoti, kad kuo daugiau vaikų užimti, kad ne vienas atėjęs į vasaros linksmąją stovyklą neliktų sėdintis ant suolelio. Reiškia, jis gali dalyvauti bet kas. Visas inventorius, tiek visa metodinė medžiaga pritaikyta ne vien tik tai grinai futbolui, bet apskritai galbūt taip judriesiams žaidimams, komandiniams žaidimams. Ir jie galės, sakykime, taip labai turiningai praleisti laisvalaikį, ne vien tik tai vaikščiojant, nežinau, palei gatvę ar stovant prie parduotuvės vietinės. Kasmet šio projekto iniciatoriai kviečia vis kitų mokyklų mokytojus. Be teorinių ir praktinių žinių mokytojai į savo mokyklas parveža inventoriaus, kuris naudojamas ir pasibaigus projektui. Kaip šiandien jaučiatės pažaidęs? Žinokit, jau pakilo noras vėl grįžti atgal į aikštelę. Kaip vertinat vasaros mokyklą? Žinokit, pradžia tikrai gera. Tikiuosi, kad labai gerai bus. Žinokit, irgi parvežė, atrodo paprasti pratimukai viską, bet atsinaujina viskas, bet ir naujovių daug gaunam. Tikrai. Pramankšta pravedimas, tas yra, žinot, kažkokių naujų pratimukų, viską nauja, žinokit, atsisviežina, tikrai labai gerai, labai, kad kuo daugiau būtų, kaip jūs sakėte, tų turnyrų programa yra įvairių, jau kažką tai galima galvoti pas savęs tokį pat padaryti, kažką tai tokį, žaidimus tos visus. Ką pritaikysit mokykloje? Aš manau, kad viską. Ir žaidimus, nuo apšilimo pradedant ir baigiant, kuo daugiau traukti vaikus žaisti patį futbolą. Mūsų mokykla su futbolu daug susijusi, dažnai žaidžia vaikai futbolą? Taip, mūsų mokykloje futbolas yra populiarus. Mes vykdom daug tarptautinių projektų, visada žaidžiam futbolą su visais iškilmingom ceremonijom. Ir dalyvavom Medžio golo projekte, neblogai sekėsi, dalyvavom finale. Žaidžiam mergaičių rinktinė, aš pati vadovauju mergaičių rinktinį, mes Kauno rajone užėmėm 2. vietą šiais metais, taigi futbolas populiarus. Reikalingi tokie seminarai? Labai, labai. Su kiekviena mokykla mes pasirašom sutartį ir ten yra kaip ir įsipareigojimas, kad bus mokykloje sukurtas toks, sakykime, futbolo būrelis. Bet aš, sakykime, pastebėjau tą aktyvumą, nes kai mes pradėjom plėsti tą visą geografiją, automatiškai plėtėsi ir mūsų kitų projektų, sakykime, Medžio golo projekto geografija, taip pat ir didėjo komandų skaičius ir panašiai. Ir mokyklos, kurios dalyvavo panašiuose mūsų projektuose, šiemet pastebėjau ypač tokią tendenciją, kad tos mokyklos bent jau rajone dažniausiai užima pirmas vietas. Grįžę į savo mokyklas, mokytojai įsipareigojo surengti 2 savaičių stovyklėlę, kurios pagrindiniai tikslai ne tik supažindinti vaikus su pagrindiniais futbolo elementais, bet svarbiausiai užimti juos, skatinti judėti ir turiningai leisti laisvalaikį.